Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbėmieji kolegos. Vyriausybės programą teko perskaityti ne kartą, ją turėjome progos aptarti su į frakciją kviestais keliais paskirtaisiais ministrais. Tiesa, neturėjome galimybės užduoti klausimų tokių svarbių sričių kaip aplinkos ir teisingumo ministrams, nes kandidatai šias pareigas paaiškėjo tik vakar. Nepaisant to, kad esame opozicijoje, visų pirma norėtųsi paminėti, kad yra dalykų šios vyriausybės programoje, kuriems liberalų frakcija negali nepritarti. Pavyzdžiui, mes taip pat kaip ir ši vyriausybė manome, kad labai svarbu išmintingai bei efektyviai spręsti šio laikmečio iššūkius ir toliau tvirtinti bei puoselėti visų mūsų šalį. Sutinkame ir su tuo, kad kaip nurodoma vyriausybės programoje verta auginti Lietuvos ekonomiką ir stiprinti viešųjų finansų sistemą. Būtina apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, vykdyti aktyvią ir konstruktyvę užsienio politiką, mažinti biurokratiją, skirti daugiau dėmesio vaikams bei vykdyti racionalią migracijos politiką. Iš esmės galime pritarti vyriausybėje prašytiems siekiams gerinti ir didinti gerus dalykus ir mažinti bei taisyti tai, kas Lietuvoje vis dar nėra gerai. Tačiau svarstant programą ir balsuojant dėl jos ir naujosios vyriausybės neapleidžia jausmas, kad mes neturėtume pernelyg sureikšminti tų žodžių ir sakinių, kurie yra parašyti vyriausybės programoje. Kodėl? Nes patirtis rodo, kad ši koalicija geba ir mėgsta stebinti. Galima sakyti, kad tai staigmenų vyriausybė. Ir tuo galėjo jau ne kartą įsitikinti tie, kas balsuodami už premjerę Blinkevičiūtę gavo premjerą Palucką. Balsuodami už socialdemokratus ir centro kairės politiką gavo Žemaitaitį. Balsuodami už antisisteminę Nemuno aušrą gavo aplinkos ministrą Laisvės partijos steigėją, kuris galbūt turi nebaigtų reikalų aplinkos ministerijoje. Beje, smalsu, kaipgi šiandien jaučiasi frakcijos kolegos ir tie 186 000 Remigijaus Žemaitaičio rinkėjų, kuriuos vyriausybėje atstovaus Povilas Poderskis. Spėju, kad jie taip pat vis dar šiek tiek nustebę. Tie, kas balsavo už didesnės išmokas, jau netrukus mokės didesnius mokesčius. Tie, kas balsavo už geresnės kokybės keliukus, gaus kelių mokesčius. Balsavę už nepraskolintą Lietuvą, gavo pažadą valstybės skolą didinti jau kitais metais. Ir šį sąrašą galima būtų drąsiai tęsti, bet pataupykime mūsų visų laiką. Mūsų rimti svarstymai, kaip vertinti tai, kas parašyta šios vyriausybės programoje, iš tikrųjų yra nelabai prasmingi. Juk visi minėti siurprizai pateikti vyriausybei dar net nepradėjus vykdyti politikos. O kai kurie ministrai ir su savo srities įsipareigojimais turėjo galimybę susipažinti tik patvirtinimo išvakarėse. Ir nežinia, ar patys spėjo įsigilinti į programą komandos, į kurią ką tik įsiliejo. Liberalai pasisako už atsakomybę, už nuoseklumą ir duoto žodžio laikymasi. Todėl nuoširdžiai linkėdami, kad bent dalelė šios vyriausybės programoje įrašytų gerų tikslų būtų įgyvendinta, šių nekonkrečių, aptakių ir vienas kitam prieštaraujančių pažadų palaikyti negalėsime. Juolab, kad nėra jokių garantijų, kad ir koalicinės vyriausybės ministrai šios programos laikysis.